Realiai taip juoda kiekvieną dieną po darbą, o čia bus šitaip šviesu. Nice. Gerai, galėsim čia darbuotis. Tai rytoj čia dar šitus prasikrapštysim, atsilaisinsim daugiau vietos. Balkius šitus išnešim, lentas išnešim. Ir smagu. Labas. Sekmadienis. Vykstu į garažą. Vežuoju šiek tiek geležies. Bandysim padaryti tos 9 laipsnių tokius laikiklius mano pečiaus kaminui. Jo, tai ką čia darau? Nusipjaunu metalus ir labai svarbu pjaunant stengtis daryti, kad žiežirbas skristų pro tave už tavęs. Kad jeigu netyčia pakips kampinis šlifuoklis ir sprigs, jisai sprigtų tolyn nuo tavęs, o ne į tave. Dar svarbu stipriai nespaust, kad diskelis nelūžtų, bet po biškį vat nusipjauni, apsižiūri ir tada reikia šveist. Kaip čia matot, daryti gal nebūtinai reiktų, bet nusišveičiu visas dalis. Prie tų dalių reikės privirinti kitas dalis, va čia kur nusišveičia viskas ir prisivirins. Ir tokiu principu prieini kažkokio rezultato. Kaip pravaliau, metals, gal čia virins. Tai darysim toks dalykas. Užsidėsim vieną taip kažkaip. Šitą gal. Prisivirins. Ir to nuo čia dar bus prilaikymas, prikampukas. Iki apačios. Taip, papasakosiu. Aišku, nemokau, bet gal nežinot. Yra va tokie storesni diskliukai. Jie neskirti pjovimui, jie skirti pašveitimui. Aišku, užsidėjus ant įrankį. O ploni dažniausiai skirti pjovimui. Jeigu naujas, tu gali paskaityti ir daugmaž sako. Tai va, principas toks. Išsipjovėm pagrindinę alkūnę, kuris suksis prie sienos. Pagrindinę alkūnę, kuris suksis prie sienos. Prie jo prisivirins toksai. Mečiau ausinę. Toksai. Ir dar prisivirins toksai. Ir tokiu trikampiu laikysis mano kaminas. Turiu nusivalyti visas vietas, kur bus virinama ir bandysim tai kažkaip atlikti. One by one, billion by billion, been holding up half the sky.
racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law and you've been served. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's right. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Taip, noriu pabrėžti, kad viskas, ką darau, jokių gyvų nėra pamoka. Aišku, taip ne viens daręs, ne viens pasidarė. Bet, kiek aš suprantu, turiu nusivalyti dalis, prie kurių virinsi. Tai visus kampus nusivaliau. Ir žiūrėsim, kas toliau. Tai va, done. Pasidariau. Ir toks recapas. Pjaunant metalą su kampiniu šlifuokliu, kibirkštis turi eiti šitaip. O neturėtų eiti šitaip. Dar ką aš noriu pasakyti, kad yra skirtingi diskeliai. Yra, pavyzdžiui, va toks plonas. Tai su juo geriau pjaut metalą. Aišku, gali ir šveist su juo, bet šveitimui yra toks diskelis. Dar labai svarbu, dėl ko kibirkštis turi eiti į šitą pusę. Nes jeigu užkabins diskelį ir jis pradės skrist, visas kampinis šlifuoklis, kad jisai skristų tolyn nuo tavęs, tai dėl to neturėtum šitaip laikyti, kaip laikiau. Bet nieko. Viskas pavyko, nusipjovėm, šiek tiek pavirinau, bet vis tiek daviau gerb meistrui didžiąją dalį virint, nes aš nemoku, plus laikas yra brangus. Tai, biškį pasipraktikavau, tai padaryta, parsivežu tos laikiklius, eisim žiūrėti, kaip juos primontuot protingai. Ir dar toks pastebėjimas, kad vyresniųjų žmonių karta, kur požiūris į apsaugą dirbant, kad yra nuostabus skydas, kurį turėtum užsidėti virinant, arba galima daryti šitaip. Ir dar prikolas, kai nuvarai pas giminių, kad tau padėtų, ir vyresni vyrai, sakai, aš noriu kuo daugiau pats daryti, kad išmoktum. Sako, jo, būtinai pats darysi, ir tau būna taip. Tai va, čia decent experience, kažką biškį išmokom, dar vienu žingsniuku arčiau esam pečiaus. Ir jo, tai reikia pasidaryti tos laikiklius, prisukti prie sienos, apsikalt vietą pečiai ir tada bus pats pečiaus pajungimas. Nes kažkaip reikia padaryti, kad būtų lengvas nuolydis nuo lango link pečiaus, kad dūmai kiltų į viršų ir lengviau išeitų, nes jeigu bus horizontalu, tai kaupsis dūmai, grįžinės dūmai, nebus tokios traukos. Tai žiūrim, kas toliau bus.